Anglijos reguliuotojas. Na va, paskutinės minutės senajam name. Visus daiktus jau persikraustėm, čia puikiai matosi taip. Žodžiu, tuščia viskas, nieko nėra, net ir lemputės pasiėmėm. Taigi va, visai nieko buvo, nieko. Jau labai greitai atsisveikinsiu su tavimi, visai nieko tu čia mus laikei. Dėkui. Pelėsiu truputį apaugęs, truputį, kaip sakant, bet nieko. Tiek neblogas būna, blogas. Tai va, visą dieną šiandien, tempėm visus daiktus ir sutempėm, nutempėm. Ten krūva mėšlo, aišku, dabar, bet nors iš to mėšlo pabandysim padaryti kažką panašaus į namą. Arba vadinamą interjerą. Tai va. Iki kitos ten ištraukos video arba norėčiau pasidalinti savo sėkme. Tai pavariau net, pats stebiuosi. Tai va, žinau, iš šitos visos mėšlo krūvos ten vat printeris mėtosi, kaip sakant. Tai va, iš printerio išlupau šitą maitinimo bloką. Tada dar turėjau tokią dėžutę. Čia išlupau nereikalingus daiktus iš jos. Buvo reikalingos man šitos 2 knapkės. Ir žodžiu, ką man reikėjo padaryti. Einantis rovė eitų čia. Ir šitą, kai spausčiau mygtuką, tada eitų šičia pliusas, šičia minusas. O kai į viršų, tai atvirkščiai šičia pliusas, šičia minusas. Buvo sunkiausia tai padaryti šitą, tiksliau sugalvoti, kaip būtų gerai šitas visas kybur-vybur laidų, nes čia turi ateiti ir praeiti ir vienu žodžiu nesitrumpinti. Buvo linksma. O kodėl man taip reikėjo, tai vat ir jūs pažiūrėkit. Ir vėl susitinkame vaikučių fone, kurie smagiai savo žaidžia. Ir truputėlį jau kažką tai pasidarė name. Čia savo kambarį ir name ir tai va. Ir čia labai nedaug pasikeitimų. Skaityk susidėjau maždaug čia savo daiktus, kaip maždaug jie bus. Kažkas tokio, nežinau. Čia maždaug turbūt ir matus, nes šitą kamerą labai iš arti filmuoja. Spintoj krūva visokių daiktų mano, visokie įrankiai ir neįrankiai. Dar va pasikabinau šitą projektoriaus ekraną. Čia galėčiau visai pademonstruoti jums jį. Čia įjungiam srovę. Ir čia dabar reikia mygtuką spausti. Geriausiai su koja, duris uždaryti. Geriausiai su koja paspaudė, supranti. Ir eina. Vyras leidžiasi. Linksma čia. Žodžiu, čia kažkas tokio ir savo žiūri kiną. Kaip koks bosas. Čia dar aišku projektoriaus trūksta ant šito stovo, jau kaip sakant viskas parengta. Tik reikia dabar susidaupyti pinigų ant projektoriaus. O darbo nėra. Taip kad neaišku, kaip čia bus. Juk. Na va, apsukau duris. Nesakykit, geriau atrodo, negu tos kaip baltos buvo šitos va. Tai va, apsukau, tai dabar liko tik tai, kaip sakant, šitą fipuką, va čia kur buvo tokį fiksatorių, kaip sakant, durų šičia va užtaisyti, tai va nauja technika, čia įdedi tą fiksatorių atsukęs. Ir tada pasiėmi savo ir trinktelni. Va, trinktelėjau ir ką dabar žiūrim. Va, ir turim, kur turi būti fiksatorius. Va, štai 2 skylutės. Skylutės, fokusuok skylutės.
Žodžiu, mato 2 skylutes. Čia įvarai savo ir pažiūrėsim, kas gavosi. Prisriegiau. Žiūrim, kas čia gavosi. Žinau, kad nieks nerepetuota, nežinau net kas gavosi. Pažiūrim, ar užsidaro ar ne. Jūs tik pažiūrėkit. Puiku mėlis. Aš profas. Štai dar, jeigu kas norit profesionali dažų nuėmimo technika. O čia matot, va toks jau negražus yra, negražus. Tai va, šičia va jau nuimta yra. Tai matot, kaip gražiai, kaip gražiai. O kaip čia? Įsijime atsuktuvą, supranti, ir gramdai, va. Tai ne, viską lygiai gaunasi gražiai. Čia tik tai sunkiai su ta viena ranka gaunasi, suprantat? O šitai va, tai viskas. O kaip profai dirba? Bandau per priekinę kamerą. Nežinau, kaip čia gaunasi, žiūrėk, gal dar geriau. Iki.